Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kuom galiu padėti, aš esu psichoterapeuto traumatologas Sraigius Ramanauskas. Labai malonu, kad jūs užėjote pas mus į šeimų krizių valdymo centrą ir nėra tokios problemos. Aš jums pasakysiu, ko šiuolaikinė medicina nebegali pagelbėti. Prisistatykit, prašom, ko jūs vardu būsite. Budulis. Budulis. Ir Oksana. Ir Oksana. Labai daili ponia, esate labai smagu. Jūs, aišku, žinote apie mūsų klinikos įkainius. Valanda konsultacijos 50 litų. Litukų, atsiprašau. Tai kur tu mane atvedai dabar? Čia, tai ką aš tau mokėsiu pusę valandos? Apie ką čia tiek šnekėt valandą? Pusę valandos bus, nu, tada 30 litų bus pusę valandos. Brangu! 5 minutės šnekam. Tada bus 10 litukų, tada galim pradėti. 6 litai. 7. 6. Nu, gerai, tegul būna 6, bet tada bus 4 minutės 50 sekundžių. Pradėkime, ponia Oksana, kokios jūsų bėdas? Budulis kalbės, taip. Tiesa, su Švento Gedimino diena jūs artėjančia, taip, klausau. Ir mums reikia pagalbos. Nes iš pradžių, kai draugavom, nebuvo problemų. Jokių. Buvo gerai viskas. Dabar, kai mes apsigyvenom kartu. Jūs kalbėkit, aš paisysiu jūsų diagramą. Gerai, nes, ir pavydus labai pasidarė. Nebežinau, nei ką daryti, nei nieką. Ką tu aiškini, ne tai viskas buvo? Dabar aš papasakosiu. Visiškai, tu nemeluok, ką tau su manim blogai buvo, kad aš tau kiek rožių atnešiau per pirmą kartą pasimatymą, tau visą laiką šampano nupirkdavau, ką tu su manim bloga. Žinokit, mes kai kartu pradėjom gyventi, aš negaliu, kai ateina pas mane draugai, ar dar kas nors. Oksana, jūs apsiraminkit, aš jūsų diagramą nupiešiu. Jinai pirma ne man atneša kavos, a draugui paduoda. Tai kaip išeina, jinai, ką, mane mažiau gerbė negu draugą, tai jeigu šeimoje yra vyras, tai pirma man turėtų kavos įpilti, a ne, jinai draugui pils. A dabar žiūrėk, kai jinai išeina cigarečių, kur nors nupirkti kioską, nu, išeina valandą būna, saka, su draugiam kalba. A ką aš žinau, jeigu ji taip su draugiam kalba, tai ji gali su draugu nueit, kur per valandą. Nu, ką aš žinau, kur jinai nuveina. Būna tai, kad į darbą pareinu. Klausiu, ko toks nervuotas? A, jis žino, kokie mano reikalai. Tai kartais jas mokina. Kad tylėtų, nu. Aš jau nebežinau, ką man daryti. Tavo pavyds tave sugriaus. Nepavyds, aš tave myliu labai, va. Oi, kokios diagramos pas jumis, tikrai problema šeimoje, bet mūsų laikas baigėsi, matau, laikas bus atsisveikinti, kaip juokaujama pas mūsų klinikoje, meilės ne tik ant duonos neužtepsi, bet ir užpagalį įsikiši. Aš išrašysiu jums gydymą, kad Gedimino švento dienos proga jūs susitaikytumėt. Aš esu homeopatas, gydytojas netradicinės medicinos, rozetės terapija. Namie atsistojate valandą per parą, pastovite prie rozetės. Jūs prie radio taško, jūs prie 220. Nu, kągi, galim pažiūrėti dabar jūsų diagramas, kur pripaišėm, va, tokias įdomus labai psichopatinės asmenybės. Va, matome, raudonas pažymėtas yra pas mus Budulis. O jūs, Oksana, esat mėlyna. Budulis, va, iš pradžių ramiai šnekėjo, kiek kainuos valanda, viską. Ir po to čia užkilo ir čia, kai kavos įpila man, draugui neįpila. Ir va, čia laikas jau baigėsi ir 5 minutės praėjo. Jūs, va, mėlynas, jūs tokia rami, panelė, susiuku, tu aš tave myliu, vyrdė, ir vėl vis nieko gyvenime nepasieksite. O kas šitie visi, kur yra juoda ir žalia? Juoda tai aš, va čia rašau, klausau, čia apie pinigus kalba, va čia jūs rašau, va irgi gyvenime nieko nepasieksite. A žalia operatorius mūsų, va tenai, va jisai stovi tenais. Gerai, eikit iš čia, 10 litų ir seansas baigtas. A ką dabar jį žiūri? Ką, labai jis gal tau patinka su ūsais ir akinais? Prašau apsiraminti, eikite iš pro duris. Gal labai gražus, gal norėtum su juo permiegoti, ne? A tu kaip jį, tu nežiūri, tu į mano popą žiūri, a? Kur tu žiūri į mano popą, a? Padaužyt gal galvą į stalą? Nereikia, čia mikrofonas yra įtaisytas. Einam, kas čia stovi, kas žiūri, einam namo, pasiaiškinsiu. A ko tu žiūri? Bus į klinikos muziejus, tokias kardiogramas, dar nemačiau psicho.